Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė, Radio lentynos knygos bei žurnalai. Kviečiu į pažintį su egzotiška šokėja, kurtizane ir šnipe Margareta Cele. Žinoma, Matos Hari slapyvardžiu. Knygą Aš Mata Hari parašė Janik Murphy, o išleido leidykla Vaga. Tai nėra dokumentinė biografija, o pabirus garsiosios moters gyvenimo faktai apipinti išmonę ir fantaziją. Aš apgavau mirtį, aš perėjau jūrą. Vanduo nuslūgo ir aš basomis tipenau guburiuotų smėlio dugnu. Kartą pabėgau iš pamokų ir nukeliavau į salą netoli namų, Amelandą. Buvau girdėjusi istorijų. Kiekvienas vaikas Olandijoje jų žino. Apie dumblą, atslūgus virstantį liūnų ir vandenį, virstantį neapriepiama pilką sieną. Ir kaip vanduo gali tave pagauti ir pargriauti, subėgti tavo burną ir paskandinti. Ir tu jau niekada nebegrįši. Kad ir kaip stengsies įsikapanoti už dumblo it liūno ir persiropšti per pilką sieną. Tačiau aš grįžau. Parėjau atgal pas vienuoles, kurios jau skambino varpais manęs ieškodamos. Radusios mane, jos parodė savo delnus, nutrintus nuo varpo virvės tampimo ir nuvedė pas direktorę bausmės. Žingsniuodama jos kabinetą, išdidžiai kuždėjau į juodas jų abitų klostes. Aš perėjau jūrą. Šis Aš perėjau jūrą tampa visos knygos apie Matos Hari gyvenimo leitmotyvų, ašimi, apie kurią formuojasi Matos Hari asmenybė. Ji, būdama 41, Prancūzijos Saint-Lazaro kalėjime laukia nuosprendžio už šnipinėjimą vokiečiams ir pati pasakojo savo gyvenimo istoriją. Jos vieninteliai lankytojai yra vienuolė, gyvenimo išvargintas gydytojas, surambėjęs kameros sargybinis, paliegęs senas advokatas ir jos kaltintojas. Laukdama nuosprendžio, Mata Hari atkuria savo gyvenimo trumpomis epizodiškomis dalimis. Tarsi Šachrezada ji bando išsipirkti laisvę, siekdama spalvingą ir tragišką istoriją, savo istoriją. Aš perėjau jūrą, tai teikia Matai Hari vilties, kad ji išeis iš kalėjimo. Viename interviu Janik Murphy paklausta, kas įkvėpė ją parašyti knygą apie Matą Hari, atsakė: rašiau apie ją, nes perskaičiau straipsnį viename žurnale. Tai buvo labai trumpas straipsnis, kuriame išdėstyta, kad ji buvo šnipė ir egzotiška šokėja ir paminėtos jos mirties metinės. Ten buvo pasakyta, kad ji mirė 41 sušaudyta. Tuo metu aš buvau tokio paties amžiaus. Ir visa tai tiesiog užliejo mano sielą. Aš pradėjau galvoti, gyvenau gyvenimą, turėjau vaikų, dariau ir jaučiau daugybę dalykų. Jei mano nekrologas būtų buvęs toks trumpas ir jame nebūtų galybės nuostabių patirtų dalykų, būčiau dėl to supykusi. Dėl to buvo įdomu parašyti apie ją. Taip sakė knygos autorė Janik Murphy. Tai tiek šiandien norėjau Jums papasakoti. Iki kito karto.